Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, šiandieną aš norėčiau papasakoti jums iš terariumo. Ogi iš terariumo aš jums norėčiau papasakoti atsakymus į gautus klausimus. Tai va, vėlgi gavau keletą klausimėlių ir vėlgi ilgai nelaukęs čiupsiu tuos klausimėlius ir pabandysiu jums iš karto juos atsakyti. Na ir dar prieš atsakydamas, aišku, noriu prieš tai padėkoti visiems už pateiktus tos klausimus ir turiu tokį prašymėlį. Galvoju, gal visai ir įdomu būtų pasakyti, kas tą klausimą uždavė, bet kiti, sakykime, užsivadinėt visokiais ten useriai su skaičių kratiniais ir raidžių kratiniais, tai nelabai čia kaip ir skaitysis arba liežuvį nusirausi. Tai jeigu jūsų jau ten tas minikas toks yra kažkoks tai skaičių kratinys, tai aš jumis vadinsiu tiesiog kokiais nors smalsučiais ar panašiai, žodžiu, sakysiu, bet užklausęs smalsutis, tai tikiuosi nesupyksit, žodžiu, ar kažkaip tai. Arba tada parašykite apačioj, kaip jau norėtumėt, kad jumis užvadinčiau, kai skaitysiu jūsų tą pateiktą klausimą, sakykime. Tai va. Nu ir pirmas klausimas, nežinau, gal ne pirmas, bet tiesiog taip užsirašiau jį pirmoje vietoje. Klausė čia Airidas, ten 190707, nežinau, ar tie skaičiai čia turi kokią reikšmę, bet nesmė. Esmė yra toks klausimas. Jūsų požiūris, žmogus ir asmuo galite patikslinti. Tai mano požiūris tai labai paprastas čia šiuo klausimu. Tai žmogus, tai aišku, yra fizinis kūnas žmogaus, kuriame gyvena siela. Nebūtinai gal kad gyvena, tiesiog jame yra siela. Jinai ar ten gyvena, ar šiaip yra, ar laikinai, ar nelaikinai, čia galim ilgai plėstis, bet esmė, kad kūnas su žmogaus siela. Žmogaus kūnas su žmogaus siela, tai ir yra žmogus. O kas yra asmuo? O asmuo, kasgi yra asmuo? Asmuo, tai, kad galėtumėt suprasti iš tikrųjų, kas yra asmuo, tai reikėtų turbūt pasiklausyti mano ten tas pasakėčias apie sistemą, kas yra sistema, Nevidono sukurta sistema. Tai va, tai asmuo tai yra apskaitos vienetas būtent sistemoje. Sistemos apskaitos vienetas. Tai galėčiau taip trumpai atsakyti. Tai nežinau, ar čia reikėtų dar plėstis, ar kažkokie kitokie niuansai yra reikalingi ar įdomus jums. Bet tikiuosi, kad kas kažkiek tai biški supranta, tai turbūt ir suprasit, kad žmogus tai yra kūnas, kuriame gyvena siela. Žmogus turinti sielą, sakykime, žmogaus kūnas turinti sielą, o asmuo tai yra tiesiog apskaitos vienetas ar registro įrašas, galim pasakyti, tam Nevidono sistemoje. Tai va, tai čia turbūt atsakiau, nežinau, jeigu dar neatsakiau kažko, tai galite ir patikslinti tą klausimą, tai galėsiu pagilinti kažkokią tai vieną ar kitą niuansą. Taip, toliau. Kitas klausimas. Jokas ir vsio. Užvardino tokį klausimą, žodžiu, neužvardino, paklausė. Ir paklausė. Taip paklausė. Pasakoriau, prašau man vieną klausimėlį išgvildenti. Ką manai apie sapnus ir apie sapnininką? Ar sapnai kažką reiškia? Pavyzdžiui, kai sapnuoji kokį vieną dalyką ar įvykį, ar tai yra kažkokia žinutė? Tai ką ašgi galiu atsakyti tam Jokui. Galiu pasakyti, kad apie sapnus esu padaręs, yra atsakymai numeris 2, man atrodo, tai ten apie sapnus yra papasakota mano nemažai, ne to, kad nemažai, bet, sakykime, tokia pradinė ta informacija, nežinau, ar tas Jokas matė tą video, tai jeigu žiūrėti YouTube, tai yra playlistas klausimai atsakymai, ar atsakymai, nežinau, kaip dabar tiksliai ten vadinasi, ir žodžiu, ten antras video yra apie sapnus. Tai ką manau apie sapnus, yra sapnai ten keletos rūšių, aš liktai 4 rūšis buvau įvardinęs ir tai turbūt nesikartosiu, kad nekartoti to paties, o apie sapnininką, tai galbūt čia sapnininką turbūt turime tos visos knygutės ar nežinau, ten internetos, ar kur yra, žodžiu, kur paaiškinta, koks dalykas, ką reiškia, jeigu susapnuoji sapnuose. Tai aš sakyčiau, kad sapnininkai tai tokie kaip čia dabar pasakyti, kaip ir horoskopai, ne? Tai nelabai aš linkęs būčiau jais tikėti. Manau, kad reikėtų tikėti savo vidiniu, sakykime, tuo balsu ar intuicija, ar kaip ją pasakyti. Ir jinai jums tiksliausiai turbūt pasakys, ką kiekvienas jūsų ten susapnuotas ar koks tai dalykas, ką reiškia. Dar pasitelkus, sakykime, tą savo sąmonę, tai jūs, manau, kad nesunkiai turėtumėte įsiaiškinti.
kągi tas sapnas reiškia, arba susapnuotas kažkoks tai dalykas, o sapnininkė negali būti tas pats dalykas kiekvienam žmogui reikšti tą patį, nes yra kontekstai atitinkami, gyvenimo kontekstas, to žmogaus patirties kažkoks tai kontekstas ir vienam susapnavus ten, tarkim, nežinau, kažkokį tai medį gali reikšti, nežinau, kokias malkas, o kitam gali reikšti, kad pakaroklį matė jisai ant to medžio pakabintą. Tai todėl negali būti sapnininkė nurodyta, kas ką ten, sakykime, reiškia daiktas, ir tai per daug yra nekonkretų, o visi tie dalykai, kuriuos matome sapnuose, tai yra grinai individualūs ir kiekvienam žmogui individualiai reikėtų aiškintis, kągi tai reiškia. Ir dabar, ar sapnai kažką reiškia, tai žinoma, kad sapnai reiškia ir labai daug ką reiškia, ir kokiegi tie sapnai ir ką maždaug ten jie reiškia. Kaip ir sakiau, yra ten atsakymuose numeris 2 video, tai galbūt tas žmogus, kuris klausia, galėtų pasižiūrėti, ir jeigu ten dar kiltų kažkokių klausimų, galbūt galėčiau ir kažką patikslinti. Ir aišku, aš ten gal ir taip trumpai apibendrinęs esu, tai galėčiau ir išplėsti galbūt kažkokią tai vieną kitą temą, bet jau su konkretesniais klausimais. Ir va čia duota pavyzdys, pavyzdžiui, kai sapnuoji kokį vieną dalyką ar įvykį, ar tai yra kažkokia žinutė. Vėlgi čia priklauso irgi turbūt nuo konteksto, gali tai būti ir žinutė, tas vienas dalykas ar įvykis kažkoks, kurį tai sapnuoji, bet gali ir būti, tarkim, yra tai tokie sapnai, tokie rūšės, tokios kaip pusiau astralinės ar kokios ten tos kelionės, sakykime, kai jau ta sąmonė išeina į tą astralą, tai ten gali būti, kad dirbtinai kažkokios būtybės sukuria kažkokią situaciją ir tada galbūt ten kaip čia pasakykime, pasivagiliauja jūsų ten tos energijos ar panašiai, ar kažkokius kitokius galbūt daro pasijungimus prie jūsų, sakykime, tos sielos, kad tiesiog pasimėgauti tą energiją. Tai čia jau reikėtų konkrečiai turbūt žiūrėti ir galvoti ir mąstyti, o kokiegi ta situacija yra ir kokiegi tie įvykiai yra sapnuojami ir ką jie sukelia, sakykime, kokius ten pojūčius ar panašiai ir taip toliau, ir tada jau analizuoti ir galvoti, kągi jie reiškia. Tai apie tuos sapnus turbūt ir užsibaigsiu jau, o dabar perėsiu prie kito klausimo. Ir kitas klausimas, čia kaip ir sakiau, user ten ble, tai pavadinsim jį smalsučiu, ir smalsutis uždavė tokį klausimą. Taip, sveikas, užminiai mano galva įdomią temą. Paminėjai žodį naivumas. Tai dabar kas toliau? Taip, šiometinėje visuomenėje girdžiu, jog atvirumas, paprastumas, širdingumas, sąžiningumas ir panašios savybės yra prilyginamos naivumui. Taip. Juk vadovaujantis tokiomis vertybėmis ir savybėmis tikėtina, jog žmogus nukenties nuo tų, kurie vadovaujasi visai kitomis savybėmis ar vertybėmis. Panašios vertybės prilyginamas infantilizmui. Vyrauja pragmatiška naudos savo pasaulėžiūra ir pasaulėvoka. Įdomi tavo nuomonė, ar tokias savybės priskirtum naivumui ir koks tavo matymas šioj vietoj. Dėkoju. Tai žodžiu toks klausimas apie naivumą, atvirumą, nuoširdumą ir kas ten dar buvo paminėta, sąžiningumą. Tai kągi aš norėčiau pasakyti, kad tokios savybės jokių būdų negali būti priskirtos infantilizmui, nes kągi reikštų tas infantilizmas? Infantilizmas tai reikštų visiškai dar nesubrendusią sąmonę, sakykime, tokia, jau visai kūdikio, ar kaip čia pavadinkim, kuris dar labai visiškai nesigaudo. Aš galbūt labiau priskirčiau tiesiog kaip vaikiškam tam tyrumui šitas savybės, kol dar yra žmogus nesugadintas, ir gali ir paauglys dar būti nesugadintas, ir tos mūsų būtent tos šiometinės visuomenės, tai jis ir gali būti ir atviras, ir paprastas. Šiais laikais, aišku, tai sunkiai įsivaizduojama, kada yra visokie ten tiktokai, serialai, visokie filmai ir visokie ten influenceriai ir taip toliau, ir visokios smegenų plovimo programos vaikams, tai aišku, šiais laikais jau tokių vaikų turbūt sunkiai būtų surasti, kurie būtų paprasti, širdingi, sąžiningi ir panašiai. Bet iš principo tai taip, tai yra nesugadinto žmogaus
šviesios sąmonės savybės iš tikrųjų. Ir vėlgi nenorėčiau, nesutikčiau su tuo dalyku, kad tarkim tas nuoširdumas, paprastumas, atvirumas, kad tai yra prilyginama naivumui. Naivumą aš tai sakyčiau kaip tiesiog patirties su kitokios pasaulėžiūros žmonėm, kontaktų patirties toka, sakykime. Nes kol žmogus nėra susidūręs su tais, kurie ten vadovaujasi būtent pragmatišką tą naudos savo pasaulėžiūrą ir pasaulėtvarką, tai žinoma, kad aišku jis tikrai didelė tikimybė, kad jis nukenties ir ne tai, kad didelė tikimybė, o tikrai jisai nukenties, nes praktiškai nėra kitų variantų. Bet nukenties vieną ar antrą kartą, tai būtent tada tas naivumas ir dingsta. Tada jau atsiranda patirtis, ir aišku, ta patirtis atsiranda būtent per kažkokius tai nukentėjimus, jeigu taip jūs galima pavadinti, nes nukentėjimas tam nukentėjimui yra nelygus. Ir tiesiog žmogus ir toliau gali išlikti, jisai ir sąžiningas, ir atviras, ir nuoširdus ir panašiai, bet jau tada tokie žmonės jau labai lengvai atskiria būtent tos kitos pasaulėžiūros, tos naudos savo pasaulėžiūros atstovus ir tiesiog su jais jau taip galbūt ir, kaip čia sakykime, bendrauja ir atvirai, bet tiesiog ir atvirai jiem ir sugeba pasakyti ne. Aš taip gal sakyčiau, kad tada, kada jau ta yra sąmonė brandesnė ar siela brandesnė, tai jinai netgi ir būdama būtent tokia ir nuoširdi, ir tas žmogus nuoširdus ir sąžiningas, ir paprastas, žodžiu, ir atviras, jis ir atvirai ir sugeba ir pasakyti ne, arba, sakykime, atvirai ir gali iš karto išvelgęs tas kažkokias tai ar pinklės ar kažkas, jas tiesiog tiesiai į akis tam žmogui ir pasakyti jau su ta kita pasaulėžiūra, sakykime, kad ir atskleisti jam pačiam tam žmogui būtent jo kėslus arba pasakyti, dėl ko jis, sakykime, nesutiks su vienokiom ar kitokiom kažkokiom tai sąlygom ar panašiai. Tai mano nuomonė, kad naivumas tai yra tiesiog patirties toka, pavadinčiau, kaip, sakykime, būtent bendravime su tais naudos savo, tais pragmatiškais, taip vadinamais vienetais, ne visuomenės. O kada jau, sakykime, atsiranda ta patirtis bendraujant su tokios pasaulėžiūros žmonėm, ar kaip čia jos pavadinti, tai tada, aišku, ir žmogus nebebūna toks naivus. Ir tada jis jau sugeba vertinti, bet tai nereiškia, kad jeigu jau nebe naivus žmogus, tai kad jis ir nebe nuoširdus, ir nebe atviras, ir nebe sąžininkas. Tai tokia turbūt būtų mano nuomonė. Nežinau, tikiuosi, kad sugebėjau ar supratau to klausimo esmę ir sugebėjau atsakyti, o jeigu kažkaip tai netaip supratau ar ne tuo kampu, sakykime, pažiūrėjau tą klausimą, tai gal tada dar patikslinkit, pabandysim pasižiūrėti gal iš kitos pusės. Tai dabar man atrodo, kad taip. Tai dėkui dar kartą už klausimus, tai smagu, kad rašot, smagu pabendrauti. Dar priminsiu, jeigu nesunku, parašykit ten, kas tą klausimą užduoda, jeigu jau ten yra tas useris su raidžių ir skaičių kratiniu, kad būtų tiesiog ir bendraut būtų smagiau ir man. Tai dėkui dar kartą ir iki.